Akmens ir medžio tapyba. Nupiešu savo jausmus ir mintis ant akmens, tai yra menas išdėlioti jį ant lapo, sudarant visumą iš gamtoje surinktų atliekų. Reikalingos medžiagos: prijuostė, plastmasinė pirštinė, dailės teptukai su skirtingais galiukais, vandens dubenėlis, įvairių spalvų akriliniai dažai, rašiklis, purkštukas, popierinis rankšluostis, plastikinės lėkštelės dažams maišyti, apvalūs nupjauti rąsteliai, purškiamas lakas, klijų pistoletas, silikonas, sieninis laikiklis rąsteliams kabinti, sraigtas. Pirmasis etapas. Pirmiausia, akmenis reikia nuplauti ir išdžiovinti, kad jų paviršius būtų lygus ir švarus. Po to ant akmens pieštukų galite nupiešti svajonių paveikslėlius. Ant akmenų nupieštus raštus dažykite akriliniais dažais. Galiausiai, išpieštus raštus papildykite smulkiu teptuku. Leiskite nudažytiems akmenims išdžiūti. Antrasis etapas. Dabar atėjo eilė silikoninių pistoletų priklijuoti dažytus akmenis prie plokštės. Dėliodami ant lentos, galite pademonstruoti savo kūrybiškumą, naudodami sausas šakas, spurgas, medžio gabalėlius ir lapus. Toliau, prie rąsto galo prisukite pakabinamąjį įtaisą. Galiausiai, galutinį gaminį nupoliruokite purškiamuoju laku. Šią techniką jūsų vidiniai jausmai ir mintys bus paversti konkrečiu menu. Šiame mene galėsite jaustis laisvai ir atspindėti savo emocijas vizualiai.